žmoniją vis labiau pažeidžia didėjančios nelaimės. Iliuzija, kad kuris nors žemynas išvengs atkaklių klimato cerberių gniaužtų, kasdien vis labiau išsisklaido. Nors pietiniame pusrutulyje pavasaris dar tik prasidėjo, Australija jau patyrė nesezoninę karščio bangą. Pietinėse valstijose termometrai rodė 18 laipsnių aukštesnė nei įprastai vidutiniai. Sidnėjaus meteorologijos stotis 2023 m. rugsėjo 19 d. užfiksavo karščiausią mėnesio dieną, kai temperatūra pasiekė 34,6 Celsijaus per visą stebėjimų istoriją. Neįprastą karštį lydėjo miškų gaisrai. Kvinslinde jų buvo 10. Ir jei temperatūros anomalijomis jau sunku ką nors nustebinti, tai pražūtingų ir retų tornadų skaičius nekelia abejonių, kad klimatas darosi vis nenuspėjamesnis. Kad tornadas susidarytų, turi būti daug sąlygų. Bet deja, tai netapo kliūtimi plėsti šio pavojingo reiškinio geografijai. Anksčiau jie vyravo Amerikoje, o dabar vis dažniau juos matome Eurazijos žemyne. Ir ši tendencija tik auga. Šią savaitę tornadai parodė savo griaunančią galią įvairiose žemyno dalyse. Rugsėjo 19 dieną du reti tornadai vos per kelias valandas nusinešė 10 žmonių gyvybės ir dar kelis sunkiai sužeidė. Abu tornadai smogė miestams rytinėje Džiangsų provincijoje. Apgadinta per 600 namų ir beveik 200 hektarų pasėlių. Tornadai Kinijoje yra reti, tačiau pastaraisiais metais jie tampa vis dažnesnė mirties priežastimi. Rugsėjo 21 dieną Nusbau mieste Vokietijoje staigus viesulas rimtai apgadino keliolika pastatų ir nuvertė daug medžių. Kai kuriais atvejais užmiesčio keliuose buvo iki 40 nuvirtusių medžių, kuriuos teko supjaustyti. Kai kuriems namams grėsė griūties pavojus. Aš taip išsigandau, aš drebėjau. Nežinojau, ar mano vaikams viskas gerai. Jie taip pat buvo šokiruoti. Aplink viskas sukosi ir buvo kaip rūke. Rugsėjo 22 dieną tornadas taip pat užklupo Italiją, netoli Milano, tarp Ro ir Pragnanos, palikdamas nuplėštus namų stogus, nuvirtusius medžius, sudaužytus automobilius ir milžinišką žalą, siekiančią 100 000 eurų. Prieš kelias dienas retas viesulas sukrėtė Saint-Pierre-de-Lendo ir Ernų gyventojus Majenų departamente, Prancūzijoje. Staiga namas pradėjo drebėti, tarsi per žemės drebėjimą, ir mes pamatėme, kad sietynas siūbuoja. Mano žmona buvo labai išsigandusi. Jie atsiklaupė ir pasakė, kad viskas baigta, namas grius mums ant galvų. Galėjai girdėti, kaip plytelės juda ir sustoja, ir tada tai baigėsi. Tai truko keliasdešimt sekundžių. Naktį mes pabudome nuo stipraus riaumojimo, tai mus labai išgąsdino. Paaiškėjo, kad ši geležinė konstrukcija skrido. Ją atnešė stiprus vėjas. Ji matyt nuskriejo 15 ar 20 metrų. Praėjusią naktį siautė tornadas ir padarė daug žalos. Čia viskas sulaužyta. Latakas visiškai nuplėštas. Stogas pralaužtas. Langinės visiškai išlaužytos. Yra pažeidimų apatinėje fasado dalyje ir visur yra įtrūkimų. Be tornadų Prancūzija taip pat nukentėjo ir nuo potvynių. Rugsėjo 16 šalies pietus užtvindė smarkios liūtys. Herald departamente buvo įvestas raudonasis pavojaus lygis. Vietomis iškrito 500 mm kritulių, o tai 5 kartus viršija mėnesių normą. Dėl to iš krantų išsiliejo 2 upės. Kai kurie namai buvo apsemti, o automobilius tiesiog nunešė srovės. Staiga kilo audra ir visas vanduo pakilo. Laimiai, turime nuostabių žmonių, kurie mums atėjo į pagalbą. Pažiūrėkite į vandens lygį. Kaip aukštai jis pakilo. Aš ką tik pardaviau savo namą ir dar nespėjau iš jo išnešti baldų. Taigi jūs galite matyti, ką jie pavirto. Rugsėjo 18 dieną Irano šiaurėje vos per 12 valandų iškrito daugiau nei mėnesio kritulių kiekis. Pasak Ilano provincijos krizių valdymo skyriaus vadovų, tai buvo stipriausias lietus per pastaruosius 100 metų.
Potvynis sugriovė pastatus, tiltus ir elektros stulpus. Pažvelkime į kitus klimato įvykius, su kuriais planetos gyventojams teko susidurti rugsėjo 16-22 dienomis. Uraganas Lee Atlanto vandenyne smūgė Naujajai Anglijai, JAV ir Kanados pakrantėje. Be elektros liko daugiau nei 130 tūkstančių žmonių. Tuo pačiu metu smarkios liūtys užtvindė dalį Madžia Pradešo valstijos Indijoje. O Pietų Afrikos Respublikos sostinės Keiptauno miesto pakrantėje susiformavo galingos bangos. Daugelis gatvių ir namų buvo po vandeniu, keli automobiliai buvo nuplauti į vandenyną. Tai yra kadrai iš staigaus potvynio Čarlstono centre, Pietų Kalifornijoje, JAV. Rugsėjo 17 dieną smarki kruša užklupo Ispanijos Valencijos ir Albasetės provincijas. Valencijos žemės ūkio sektoriuje nukentėjo daugiau nei 22 000 hektarų pasėlių. Pirminiais skaičiavimais nuostoliai siekia daugiau nei 43 milijonus eurų. Ta pačia diena keliose pietų Urugvajaus vietose iškrito didelė kruša. O kitą dieną Brazilijoje, Rio Grande do Sul valstijoje, po 40 laipsnių karščio prasidėjo stiprios audros su kruša. Klimato chaosas nepasigailėjo ir Saudo Arabijos. Įvairų šalies regionai nukentėjo nuo audrų, didelės krušos ir liūčių sukėlusių potvynius. O Švedijoje jau prasidėjo žiema. Kirunoje sniego pusnys siekė 38 cm. Tai didžiausia sniego danga užfiksuota šiame mieste rugsėjo mėnesį. Dabar pažiūrėkime, kiek daug visko nutiko tik per vieną dieną, rugsėjo 22. Dėl nekontroliuojamų miško gaisro Kolumbijoje paskelbta nepaprastoji padėtis. Gaisras kilo Kali miesto pakraštyje ir priartėjo prie namų. Filipinuose suaktyvėjo italų ugnikalnis. Jis išmetė didelį kiekį vulkaninių dujų ir pelenų, todėl 26 Batango provincijos miestuose buvo užterštas oras. Galingi potvyniai paskandino kai kurios šiaurės Kalimantano provincijos regionus Indonezijoje, Puketą Tailande, Akrus rajoną Ganoje, taip pat Ugandos sostinę Kampalos miestą. Indijoje nuo rugsėjo 22 dienos vidurnakčio Nagpūre, Maharaštros valstijoje prasidėjo smarkios liūtys, kuris jau kitą dieną sukėlė ekstremalią situaciją ir dėl didelio masto potvynių buvo evakuoti miesto gyventojai. Kaip matome, klimato problemos planetoje įgauna pagreitį. Viską praradę žmonės priversti leistis į rizikingas keliones ieškodami išsigelbėjimų. Bet kas, kaip taisyklė, jų laukia šiuose klajonėse? Norėdami tai suprasti, siūlome pažvelgti į įvykius, kurie šiuo metu klostosi Lampedūzų saloje. Tai mažytė Italijos sala Viduržemio jūroje, kuri pastarosius kelerius metus dūsta nuo nelegalių migrantų srautų. Nuo 2023 metų pradžios į salą jau atvyko daugiau nei 120 tūkstančių žmonių. Vos per pastarosius 2 mėnesius atvyko 31 tūkstantis. Paaiškėjo, kad salos infrastruktūra tokių žmonių skaičiaus nepajėgia priimti, nes migracijos centre telpa tik 400 žmonių. Taip pat didelis problemos iškart iškilo dėl maisto ir geriamo vandens. Alkių išvarginti žmonės ėmė naikinti perkrautą migracijos centrą. Dėl to valdžia paskelbė nepaprastąją padėtį. O kaip apskritai ta problema sprendžiama? Ogi niekaip. Alkanų pabėgėlių srautas Europai tapo košmaru. Europos komisijos vadovai, apsilankiusi Lampedūzoje, pranešė, kad ES ketina stiprinti patruliavimą Viduržemio jūroje ir imtis griežtų kovos su nelegalia pabėgėlių migracija priemonių. Taigi, užuot susivienijusios ir kartu spręsdamos šią problemą, valstybės dėja ir toliau stato tarpusavio sienas. Dėl to kyla klausimas. Ar Lampedūzos tragedija yra mūsų didžiojo klimato cerberio spektaklio repeticija? Ar žmogiškumo išbandymas? Tegu kiekvienas atsako į šį klausimą pats sau.